bet kažkas buvo įspūdinga, čia kažkokia magija. Iš tikrųjų, nes čia jau buvo mano toks apsisprendimas išbandyti asmeniškai, kas yra tapingas, tai labai nedrąsiai ir labai keistai jaučiausi, bet kažkas buvo įspūdinga, čia kažkokia magija, kažką reikia daryti, tapšnoti, tam tikros vietos ir dar reikia kartoti. Ir iš kur jinai žino, ką man sakyti, taigi viskas eina taip, kaip aš lyg ir norėčiau pasakyti, bet nedrąsu, kaip aš čia dabar imsiu ir kažką pasakysiu apie savo pojūtį, o čia paima ir pasako už tave. Ir taip galvoju, kaip gerai, ir dirbti nereikia, galvoti, ta prasme, nereikia, ką reikia pasakyti, tau viską pasako. Supratau, kad tai Giedrė tai yra labai stiprus žmogus ir tikrai niekam nepapasakos, ką aš čia sakau, nes tai yra kaip gydytojo ir paciento konfidencialumas tiesiog, viskas tarp keturių sienų lieka. Ir tai, kad aš galiu atsiverti, galiu kalbėti, kas iš tikrųjų mane slegia, nes aš atėjau pasveikti nuo to, kas mane visą gyvenimą stūmė ten, kur neturėčiau būti, Taip. į sakysime, į tą negatyvėją pusę, į nuoskaudas, į tai, kas verčia prie verkimo ir destrukcijos savęs, sakykime. Tai Mhm. su kiekvienu kartu man buvo vis lengviau, tas atsivėrimas, tas noras ateiti ir pajausti Giedrę. Taip, nes tai buvo tikrai Giedrė tapo jau ir mano draugė beje. Taip. Tai va tas šiltas, jaukus priėmimas ir darbas, rimtas darbas, tai nebuvo, kad draugių pokalbis prie arbatos ar prie kavos, tai tikrai ne tai. Jeigu jau ateini, tai tu dirbi ir dirbi su jausmais, kas man nebuvo įprasta. Kaip čia kažkam aš dabar turiu papasakot, kaip aš jaučiuosi ir dar garsiai tai įvardinti su tapingo technika. Bet tai buvo įdomių momentų ir lūžių buvo tokių, ir nukritimų, sakykime, ir tų euforijų, tai, bet viskas judėjo tik į priekį. Aš manau, pirmas kartas žmogui jau pasako, ar jisai surezonavo jam tas dalykas, ar ne, ar jis nori toliau tęsti, ar ne. Tai viską padaryti iš pirmo karto. Jeigu jau patiko, jei suveikė, viduje suvirpėjo kažkas, tai ir daryti. Bet kaip ir sakėjai, 1 karto, 2, 3, 4, net ir žinokit, 7 ar ten, tikrai jau užteks. Nes tai yra darbas su savimi. Kiek jūs metų gyvenate, tiek metų reikėjo kažką ten veikti, daryti, užsiauginti savyje ir tas nuoskaudas, ir visą negatyvą, ir pozityvas, aišku, augo tuo pačiu. Bet norint perauklėti save, perprogramuoti save, tai reikia irgi darbo, ir tai gali užtrukti netgi ne 1 metus. Tai bet ką aš parekomenduočiau moterim ar tiesiog klientam, gal ir vyrai ateina, ką daryti, tai nesustoti. Nesvarbu, kad yra nukritimas, man irgi buvo nukritimų tikrai. Ir aš sakiau, kad aš daugiau neisiu, aš daugiau nenoriu, man sunku, kiek aš čia galiu taip vargti ir šiandien blogai, man šiandien labai negerai ir aš daugiau nieko nenoriu. Bet kitą dieną atsikeli ir galvoju, taigi čia buvo vakar, čia buvo banga, užplaukimas, būna ir potviniai, atoslūgiai ir žemėje būna, ar ne, mėnulis pilnėja ir dyla, tai lygiai tas pats ir su mum. Tai nesustoti. Jeigu šiandien blogai, palauk rytojos, nes rytas už vakarą protingesnis. Skirtumas didžiulis iš tikrųjų. Aš turiu knygas, turiu jau technikas, galiu daryti pati, bet aš nedarau pati. Man neįdomu pačiai. Ir ne tai, kad neįdomu, gal čia jau kitoks žodis nuskambėjo. Tiesiog nėra postumio ir nėra kas tave visą laiką užveda, to motivatoriaus. Kaip ir sporto klube. Kiek jūs galite vieni treniruotis su tokiu užsidegimu, su motivacija, kad čia darysiu kiekvieną kartą taip pats, žinau, ką daryti, darysiu. Ir kiek jūs tą darote? Aš asmeniškai labai greitai nedarau. Tai aš manau, kad kiekvienas žmogus įvertina, aišku, pagal save, bet tikrai daugumai reikia mentoriaus, reikia to žmogaus, kuris pastumtų, pamotyvuotų.
kai jau viską žinai ir viską moki ir gali pats daryti, nebūtina eiti kiekvieną dieną, ar ne? Tai tikrai ne Taip, kiekvienos dienos darbas, tai gal į savaitę kartą. Galima sutarti į mėnesį kartą taip. susitikti, kad būtų palaikymas, pastovus palaikymas, tempimas už ausų, kaip aš Mhm. sakau. Bet be mentoriaus labai sunku. Ir neištversit ilgai. Ir turbūt ilgesnis kelias, ką manai? Taip, ir kelias bus ilgesnis ir bus sunku. Ypač jeigu nėra kas palaiko tave, Mhm. Taip, kas aplinka. veda tave, aplinkos. Ir jeigu tau kažkas iš šono dar pasakys, tai ką, tu čia užsiminėjai Taip, kažkokią taip. nesąmonę. Tai viskas, jeigu nesi stipri Mhm. pakankamai, tai tave tiesiog nusmukdys ir tu grįši į pradinį tašką. Taip. Man tai buvo, taip. Tai buvo, tai už tai aš grįžau pas Giedrę po vasaros atostogų. Šaunuolė. Ir taip, ir vat Mhm. norėjau tęsti toliau ir mes tęsim su Giedre.